praėjo jau mėnesis ir savaitė. Viskas eina į priekį, savijauta gerėja. Svorio kaip jau numečiau turbūt per mėnesį tiek, kiek galvoju per visą programą numes. Šiek tiek sunkiau tą maistą reguliuoti, daug užima laiko, pasiruošimas, viską atskirai daryti. Tokios pagundos kartais kyla, kai kiti aplinkui valgo. Remigijus pavyzdingas klientas, sportuoja salėje 4-5 kartus per savaitę. Šiuo metu Remigijus yra numėręs jau 5-6 kg, bet visa masė krenta daugiau riebalų sąskaita, o ryškėja kūno proporcijos. Ir svarbiausia yra, žiūrintis svarstyklės, ne tik realus, numestų kilogramų skaičius, o realiai kaip pasikeičia kūno kompozicija. Ir jeigu pradžioje programos Remigijaus kūno svoris svėrė 89 kg, o riebalinė masė sudarė 29%, tai įpusėjus, beveik įpusėjus programai, Remigijaus riebalų santykis pasikeitė 5 procentiniais punktais, tai yra nuo 29 iki 24. Šiaip jokių priekaištų neturiu, sportuoja ir stengiasi Remigijus. Manau, treniruojantis sistemingai ir palaipsniui didinant krūvį, galima pasiekti rezultatą. Dėl to kiekvienas, kai pradeda sportuoti, pasirinkę trenerio tam tikras konsultacijas arba asmeninės programas, laimi tik pats klientas. Ir jeigu visi klausysim trenerių nurodymų ir juos vykdysim, manau, daugiau bus ir lengviau pasiekti užsibrėžtą tikslą arba rezultatą.